Sveiki visi, kas atvyko. Pradedam 2016 metų Vienasport driftingo konferenciją, kurios tikslas iš tikrųjų susipažinti pilotus ir pries atstovus su to, kas vyks sekančiais metais. 16 metais mes organizuosime 4 lygas, kurios yra dabar aprašytas ant ekrano. Tai yra Vienasport Winter Drift Challenge, kur gali dalyvauti visi su bet kokia mašina be jokių apribojimų, tik padangų bus apribojimas 225. Tai yra nei pilotai, nei mašinos nebūtų ribojamas. Nusimato 3 etapai. Pirmas sausį, antras vasarį ir trečias kovo mėnesį. Toliau einam prie street klasės. Tai bus Drift Wars iššūkis. 99%, kad Drift Wars iššūkį rems Vimota Chip Tuning, dėl to tai pavadinimas bus Vimota Drift Wars iššūkis ir nusimato 4 arba 5 etapai. Šitoje lygoje negali dalyvauti pilotai, kurie važiavo pro lygoje, visas top 16 negalės dalyvauti, taip pat Semi Pro top 16 negalės dalyvauti streete ir pilotai, kurie nors vieną kartą pateko į top 4. Pro lygoje ir Semi Pro lygoje. Tai yra daroma dėl to, kad kai kurie pilotai nevažiuoja visą sezoną, jie atvažiuoja tik į vieną gonkę, paima gerą vietą ir toliau jie nori važiuoti street'e arba Semi Pro. Taip neturi būti, kadangi jie tikrai yra pro ir jie tikrai, jeigu dalyvauja ir paima gerą vietą, jie neturėtų varžytis su kitais, kurie yra silpnesni, sakykime. Ir kadangi Vienasport neapriboja mašinos, kadangi street lygoje galima važiuoti ir su lankais, ir su bomba, bet jeigu pilotas yra silpnas, tai mašina nepadeda. Tai dėl to mes ribojam tik pilotus ir tas apribojimas jau pasakiau, kaip bus daromas. Toliau Semi Pro driftingo pirmenybės. 99%, kad irgi bus remiamas. Tai turėtų būti Likvimolė driftingo pirmenybės. Kadangi rems Likvimolėje, už 1, 2, 3 vietą bus prizai nuo Likvimolė, tai bus maloniau gauti dar tepalus ir visokias, sakykime taip, prisatkės. Tai kas galės dalyvauti šitoje lygoje? Visi išskyrus top 8 pro lygos. Ir taip pat, jeigu pro lygoje buvo užimta nors vieną kartą prizinė vieta arba pateko į top 4, taip pat pilotas negali važiuoti Semi Pro. Vėlgi dėl tų pačių priežasčių kaip ir street lygiai, kad pilotai stiprus, kurie važiuoja tik vieną gonkę, nevažiuotų į aukštesnę lygą arba žemesnę. Ta prasme, jeigu jisai pro, tegul važiuoja pro ir nebando važiuoti į kitą lygą. Ir pro lygą, šiek tiek daugiau pakalbėsim apie tai, kadangi pro lygą mes organizavom tik tai prieš 2-3 metus, kai buvo driftingo čempionatas, kurį mes organizavom. Tai pro lygą kol kas nežinau, kas rems, arba Kemi, arba Gera dovana. Tai irgi galbūt bus kažkokiu prizų papildomų. Ir čia gali dalyvauti visi pilotai ir iš žemesnių klasių, tačiau mašina privaloma mašina turės turėti saugos lankus. Tai yra pagal pro reglamentą. Turit saugos lankus, reiškia, jie turi būti homologuoti, turite ten sėdynę, reiškia, homologuota. Esmė, kad tai būtų saugu, kadangi 3 etapai nusimato kačerginiai, tai bus posūkis prieš akių, nusileidimas, kaip buvo per drift campą, pirmas ilgas posūkis, po to persimetimas ir apsisukimas. Tai tokia turėtų būti trasa, bus pirmas etapas, jis bus jau balandžio mėnesio pabaigoj, pirmas etapas, tai ruoškite savo mašinas. Antras etapas tai bus taip pat kačerginiai posūkis prie ąžuolo, pradedant nuo vidurio kalno, kaip į EDC. EDC nuo viršaus važiuoja, mes važiuosim nuo vidurio kalno, kad nereikėtų važiuoti tam 200 ir laužyti savo mašinų ir labai rizikuoti, o važiuosim nuo kalno ir dėl to greitis bus virš 100, bet iki 150, kad tai būtų ganėtinai saugu, bet greita. Ir be abejo, visose lygose bus privaloma respect zona, dėl to manau, kad mūsų pro lyga atrodys daug įdomiau ir gražiau, kadangi poriniai važiavimai bus artimesni negu pro lygoje, sakykime, Auto Plus. Tai va. Ir trečias etapas turėtų būti ąžuolas į viršų. Irgi kačerginį. Tai darom tokius 3 etapus. Taip pat norėčiau
pranešti, kad padangų apribojimas bus toks. Street lyga 205, Semi Pro 225 ir Pro lyga arba 235 ar 245. Lygose bus draudžiami semislygai arba gatvinės padangas su padidintų sukibimu, kurie traidverės yra 220 ir mažiau. Visą tai mes apribuosim būtent pagal raštą, kadangi neįmanoma surašyti visas padangas, visus gamintojus, tai mes padarysime irgi mėnesio bėgį tokį kaip schemą, kaip galima suprasti, ar su šitą padangą galima važiuoti ar ne. Tai yra pagal taip vadinamus lopus šoninius. Kuo jie didesni, to yra didesnis sukibimas važiuojant šonu. Ir būtent pagal tam tikrą formulę skaitysis, ar galima ar negalima su tokia padanga važiuoti. Žodžiu, jeigu jūs perkat standartinę padangą gatvinę, tikrai galima bus važiuoti. Jeigu jūs perkate ir ieškote brangios padangos, ten yra ir Yokohama, ir Bridgestone'as, ir tie patys federalai, ir RSR, jos bus visos draudžiamas ir negalima bus su jais važiuoti. Tai va, tai tiek žinių apie lygas, padangas ir renginius. Tiesa, gaunasi, kad sekančiais metais bus 19 renginių, kurie mes organizuosim per visus metus. Tai yra 3 žiemos, 5 streeto, 5 semi-pro, 5 pro. Galbūt pro 4 padarysim, galbūt semi-pro 4 padarysim, žiūrėsim. Plius minus vienas renginys gali sviruoti. Ir taip pat bus, kaip ir 2 metus iš eilės, D1 Sport naujųjų metų iššūkis. Tai yra 3, 5, 5, 5 ir 1. Tai iš viso 19 renginių. Nemažai, dėl to ir labai skiriam tos klases, kad jūs galėtumėt važiuoti tik į vieną klasę, nes tada jūs turite 3 žieminius ir 5 savo lygos renginius. Tai gaunasi 8-9 renginiai per metus yra gerai. Bet važiuoti visur tikrai nepatarčiau, nes daug pinigų. Ir geriau užimti gerą vietą savo lygoje, kur jūs tikrai galite važiuoti, negu važiuoti visur ir nieko negauti, ta prasme. Tai va, tai gerai, toliau šiek tiek faktų ir statistikos. Tai 2015 metais D1 Sport organizavo renginius 11 skirtingų Lietuvos miestuose. Tai yra Vilnius, Trakai, Kėdainiai, Utina, Ukmergė, Šiauliai, Panevėžys, Kačerginė, Kaunas, Marijampolė ir Alytus. Šiemet galbūt bus daugiau miestų. 15 metais mes organizavom 18 drifto renginių ir apie 30 treniruočių. Taip pat mūsų aplankė 26 000 žiūrovų, čia neskaitant treniruočių. Šitie faktai yra duodami iš tikrųjų pilotams, kad jie galėtų sakyti savo rėmėjams, ką jų laukia ir kas buvo 15 metais, nes man dažnai atsiunčia tokį klausimą, o kiek buvo žiūrovų, o kiek buvo renginių ir taip toliau. Tai vat, šitą statistiką jūs galite pateikti savo rėmėjams ir 16 metais, aš manau, bus dar daugiau žiūrovų, nes bus daugiau renginių. Ir kadangi driftas populiarėja, reiškia, tiesiog susidomėjimas bus didesnis. Taip pat pažengėm 200 drifterių skaičiuką, tai yra šiai dienai jau yra virš 200 drifterių Lietuvoje, kurie dalyvauja varžybose, treniruotėse ir ruošiasi sekančiam sezonui. Ir jų daugėja. Ir galingiausias automobilis pasiekė 1000 arklių ribą, kiek žinau, Vasiliauskas 1100 arklių prisuko. Tai vat, šiokia tokia statistika. Taip, toliau, pilotas yra renginio dalis. Kaip ir praeitais metais nieko nesikeičia, mes duodam galimybę pilotui važiuoti labai pigiai ir jeigu jisai atlieka tam tikrus veiksmus, jis gauna nuolaidą varžybams. Kadangi šiais metais, sakykime, mažai pilotų tą darė, aš taip supratau, kad visi turi pinigų ir gali sau leisti mokėti startinius, dėl to Street lyga ir Pro lyga, žodžiu, visos lygos startinis mokestis padidės 10 eurų, tam, kad pilotai daugiau norėtų save reklamuoti ir padėti mums reklamuoti renginius. Tai yra, anksčiau buvo 30 eurų startinis street'e ir 60 eurų semi-pro.
Tai dabar bus 40, 70 ir 70 Pro lygoje, taip pat bus 70 eurų ir be abejo nuolaida lieka tokia pati, 20% už nufilmuotą filmuką ir 20% už padarytus veiksmus Facebook'e. Tai yra, jūs galėsite važiuoti, sakykime, už maždaug 24 eurus Street lygoje ir už 30 su kažkiek Semi Pro ir Pro lygoje, jeigu jūs atliksite šitos mūsų užduotis, sakykime taip. Ir mes linkęs, kad kuo daugiau pilotų tą darytų, nes visų pirma, jūs reklamuojate save ir jūs lengviau rasite rėmėjų, o antras dalykas, jūs padedat mums ir populiarinat driftą. Norėčiau paminėti tokį dalyką kaip prevencinė priemonė, kad pilotai nevažinėtų su savo sportiniam mašinom arba tiesiog su winterbiteriais miesto gatvėse. Tai jeigu nors vienas pilotas bus pastebėtas, nors viena nuotrauka bus rasta arba vaizdo medžiaga, toks pilotas bus diskvalifikuotas visiems metams. Tai yra daroma, kad parodyti valdžiai ir policijai, kad mes nėra chuliganai ir kad mes bandom pakeisti situaciją miesto gatvėse. Taipogi visuose varžybose per visas rungtis, kvalifikaciją, paradą arba porinius važiavimus burnautinti stovint bus draudžiama ir ne tik draudžiama, bet už tai bus 50 eurų bauda. Jeigu pilotas nesumokės tos baudos, jis bus diskvalifikuotas taip pat visiems metams, bauda bus lygiai 50 eurų, kadangi jau niekaip neišeina kovoti su pilotais. Kiekvieną kartą yra sakoma, kad vietoj burnauti negalima, bet vis tiek atsiranda vienas arba keli pilotai, kurie kiekvieną kartą burnautina ir dėl to mes turim daug problemų. Toliau mes paskelbsime reklamos schemą, kuria bus visus metus iš eilės. Ir tuose vietose privalės būti mūsų reklama, tai yra 3 vietos ant stiklo priekinio, ant šono ir ant galinio sparno. Ta schema yra skelbiama dabar, kad pilotas, kuris ruošiasi padaryti naują dizainą, kad jis žinotų, kur bus mūsų lipdukai, kokie bus lipdukų dydžiai ir kad jie galėtų sukurti gerą, gražų dizainą ir kad viskas atrodytų gražiai ir gerai. Toliau, pamiršau paminėti apie startinius numerius. Visus metus iš eilės pilotas turės vieną startinį numerį, priklausomai nuo lygos, tai yra autopliusai yra duodami numeriai nuo 0 iki 99, street lyga, sakykime, būtų nuo 300 iki 399, Semi Pro bus nuo 200 iki 299 ir Street lyga bus nuo 100 iki 199. Tai yra daroma, kad visus metus jūs važiuotumėt su vienu numeriu ir kad žiūrovai, kurie ateina į visas varžybas, suprastų, kad, pavyzdžiui, kokią lygą važiuoja, nes kuo mažesnis skaičius, to lyga didesnė, kur didesnis skaičius, to lyga mažesnė ir kad jie galėtų balsuoti, ten, sirgti už jūs esate ten koks nors 223 numeris, jūs visus metus važiuojate ir jis žino, kad jūs esate 223, ne? Ir tai yra labai patogu ir nereikia kiekvieną kartą tos startinius numerius spausdinti ir metų pradžioj pilotui bus suteikti 4 numeriai, klijuoti tos numerius reikia ant priekinio ir galinio lango, tai daugiau numerių nebus spausdinama, jeigu jūs prarasit numerį, turėsite patys atspausdinti arba mokėti už spausdinimą už vieną numerį ten apie 5 eurus, kadangi tai yra daug reikalų, jas pastoviai spausdinti, turėti, tai vat sugalvojom skirti 4 numerius ir per visus metus jų turėtų tikrai užtekti. Ir kas liečia presų, viskas taip pat lieka, presas irgi renginio dalis, mes padedam presui tapti žinomesniu, kadangi jau turim daugiau negu 60 000 fanų Facebook'e ir mes su labai dideliu noru dedam visas video ir nuotraukas į savo Facebook'ą, kad tos nuotraukas ir video pamatytų daugiau žmonių. Gaunasi, kad fotografai, kurie gauna akreditaciją,
privalo atlikti tam tikrus veiksmus, atsiųsti mums medžiagą, per 3 dienas įdėti arba video, arba nuotrauką į savo Facebooką ir bendrauti su mumis ir mes tokio, ta dėka galėsim padaryti gerą darbą kartu. Tai va, pries atstovai taip pat gaus metinę akreditaciją, kad nereikėtų kiekvienais metais prieš kiekvienas varžybas siųsti paraiškas ir visi, kas bent jau 3 kartus buvo praeitais metais renginiuose, gaus tą akreditaciją be jokių problemų. Taip pat tie, kurie gaus metinę akreditaciją, gaus ir liemenę, gaus ją nemokamai, bet turės gražinti metų gale vis tiek. Tai yra po metų jie gražina, jeigu negražina, tada sumoka, sakykime, 15 eurų baudą, bet kad mažiau būtų veiksmų, jūs ateinant, jūs turite turėti akreditaciją, parodot ją ant kasoje, jums suteikiamas bilietas, jūs ateinat ir darot savo darbą, kad kuo mažiau būtų gaištamas laikas, nes šiais metais buvo taip, kad jums reikėjo ateiti, rasti žmogų atsakingą, gauti liemenę, sumokėti tą avansą, sakykime, ir čia yra nepatogu ir nelabai gerai. Taip pat dėl Priesų mes galvojam padaryti transportą. Jeigu mes važiuosim po visą Lietuvą, samdysim vieną busą, į kur galima būtų įsėsti ir nuvažiuoti į varžybas. Ten bus iki 12 vietų, tai sakykime, Vilniečiai galės atsisėsti tenai, nuvažiuoti, pafilmuoti, padirbti ir grįžti į Vilnių nemokamai. Tai yra daroma, kad pritraukti daugiau Priesų prie mūsų veiklos. Kaip ir viskas. Tokie reikalai, gal turit klausimų? Jeigu klausimų nėra, tada konferencija yra uždaryta ir daugiau klausimų galima būtų užduoti Facebook'e. Visa konferencijos medžiaga ir slaidai bus įdėti į Facebook'ą. Ir tada laukiu komentarų ir kažkokiu klausimu tenai. Ačiū visiems.